Ką Tautvydai šiandien veikiam? Šiandien, kaip ir kiekvieną savaitgalį, bandysim užkariauti tvorų pasaulį. Ką dar gerą gali pasakyti? Tvoros. Medžiagos neturiu, pats supranti, reikia 9 minutės Tautvydai pagaminti. Reikia kontento. Jo, 9 minučių. Darysim kontentą šiandien. 9 minutės, tai viskas. Davai. Mėlyje, šiandien atvažiavom į objektą. Tikimės, šis savaitgalis bus paskutinis čia ir galėsim pabaigti. O geriausias buvo dalykas, ką šiandien išgirdom važiuojant į šitą objektą per radiją, tai horoskopus. O horoskopas sakė taip, šiandien liūtai vadovauja. O liūtas tai kas? Liūtas būsiu aš. O spėkit, kas aš pagal horoskopą, beje, turbūt matosi, ne? 3 variantai girdi, kas gali būti. Tai sakė, mergelėm reikia šiandien daug fiziškai ir aktyviai judėti, tai mes nusprendėm su Tomu, kad Tomas pagaliau duos man vieną laisvą dieną, pagaliau leis pavadovati šiandien ir šiandien matysime Tomo darbą. Tai realiai viską, ką Tomas matysit nuo čia, iki pat ten galo bus padaręs tik Tomas. Jeigu vadovausimės tokiu principu, tai mes iki to miškelio neprieisim šiandien. Tomas sakė, neklausys manęs. Tai pasiėmiau skatiklį numeris 1. Tomas pradėjo iš karto vynioti. Darbas vyksta. Manau, šitą pasidėsim kažkur netoli. Tomo gali norai greit vėl pasikeisti ir jisai bus vėl direktorius. Tai. Kampukas, norėdami neišverstumėt, oi, tu savo tvirtai. Kai tveri tokiais mažais gabaliukais, tokiais kampais, aišku, tverti yra sunku, bet vaizdas gaunasi gražus, nes nuo tokie maži gabaliukai kažkaip ir daug kampų labai gražiai atrodo. Tas miškelis, einama, bum, kampiukas, palei medžius, gražiai. Ir dabar vėl bus bum, kampiukas, bum, kampiukas, bum, kampiukas. Tai taip įsirėmins. Metim vaskičį, kas eis vandens, nes reikia betonuoti, reikia vieno indelio vandens, va tokio, kur Tautvydas sėdi. Tai spėkit, kas pralošė šį kartą pralošė Tautvydas, tai Tautvydas eis vandens. O kur čia sunkumas? O sunkumas yra tas, kad vandens reikia eiti va čia. Ir va ten, va reikia šitą skardę eiti vandens. Kur žiedą nešė sunaikinti? Ai, Frodas. Hobitai? Jo, Tautvydas kaip hobitas, jisai gali visur vaikščioti. Būtų pakiai, būtų juokinga, jeigu nukristų Tautvydas. Pašvengtume. Dabar Tautvydas turi užlipti šituo skardžiu atgal. Ar jam pavyks? Į uždėti reikia muziką tokią. Kokia čia muzika tokia? Intrigus muzika. Ar Tautvydui pavyks? Ar jisai užneš šitą vandens bambalį į viršų? Net neįdomu, nežiūrėkim ten, bet kas čia galėjo ateiti ir paimti tą vandenį iš tikrųjų. Nėra ten ką žiūrėti tą Tautvydą. Vėl pietų metas, spėkit kolegus, ką šiandien valgysiu. Nu, tuoj bus būgnai ir spėkit. Turbūt visi spėjot, kad aš šiandien valgysiu ką? Karštus sumuštinius? Na, jau net pačiam įdomu man. Bet dėja ne. Ne karštus sumuštinius, šį kartą tiesiog kepsniai su žalumynais. Pala. Kas yra? Čia jau 100% darė myglę. Gal. Vien iš įviniotos. Ai, to jau, ne, matosi, kad kultūringai. Ir matau, kultūringai. Jo, pagal taisyklės. Nu, pažiūrėkim, ką valgo ūkininkai didieji. O, būgnai ir Tautvydas, valgys kulduniukai, kas čia virtinukai. O kas viduj? Viduj, aišku, žvėriena. Žvėriena su aukso dulkim viduj, matėt? Žvėrienos nebevalgo, viskas. A, jau viskas? Jau per žemas levelis, ką dabar pandas valgai? Tiem, kam patinka tvorų tvėrimas, turiu labai gerų naujienų. Užsakymų turim iki Liepos mėnesio pabaigos, taip kad mus tveriant tvoras dabar matysit labai dažnai ir praktiškai turbūt, kad visose serijose. Dabar dirbam dar tik savaitgaliais prie tvorų, bet jau greitai prasidės atostogos, taip kad prie tvorų dirbsim jau ne tik savaitgaliais, bet ir praktiškai kiekvieną dieną. Na, išskyrus, kai ūkį darbuosimės. Ūkyje buvau taip senai, kad net negaliu atrakinti spinos, nesuprantu, kas čia pasidarė. Visiškai raktų. Negaliu įkišti raktų niekaip. What the fuck? Tai kaip taip gali? O? Eik, tu be šansų. Pala, kolegos, truputėlį jūs palaukit, aš pamėginsiu su 2 rankom. Trumpas update'as apie ūkį. Gera naujiena yra ta, kad šilauogės auga gražiai, galite pažiūrėti, krūmai auga, dar didėja, viskas tvarkoja, super, 3 kartus nusispjaukim. Jau rodžiu vienoje serijoje, kad nušalo apie koksai 30% uogų, bet nors ir nušalus yra daug, uogų tikrai daugybė. Va, galite pažiūrėti, pridant tiesiog prie random šilauogės, visur uogos, jau pradeda milinuoti, jau tuoj valgysim, kolegos, viskas ruoškitės, ruoškite jau pilvukus, ruoškitės, dabar po truputėlį ant dietus pasidėkit ir tuoj jau valgysim uogų. Blogus naujienos yra tai, kad žolė nepjauta ir ją reikia jau seniausiai pjauti. Nu jo, su žolė man sunkiai sekasi. Na, pažiūrėkim, kaip dabar atrodo mūsų paukščių tinklai. Padaryti ir ne. Gerai, šitą klausimą praleiskim. Tuomet sekantis klausimas, kaip galvojate, ar padarysiu aš tos paukščių tinklus? Sausmedžių update'as. Vėlgi, į žolės dėmesio nekreipiam, bet pats sausmedis, kolegos, viskas sausmedis, jau mėlynas, minkštutis. Ojoj, paragaukim dabar.
Viskas. Viskas, kolegos. Sausmedis jau. Eik tu savo. O, blin, o, žiūrėkit, kiek sausmedžių uogų. Eik tu savo, o, čia jau net nukrytė. Prinokė. Nereikia net iš tautų dabar sausmedžių uogų, galim savo. Kur čia kraujas? Ai, ne, sausmedžių sultis, nekreipkite dėmesio. Oi, kolegus, tai praeitą vakarą šiek tiek prisidirbau, bet dar nežinau, ar prisidirbau, tai tveriam tvorą ir palikau objekte savo drėlę. Ir jinai buvo čia per naktį, o visą naktį, nu nežinau visą naktį, bet tikrai labai daug vakar lyjo ir čia jinai va taip buvo palikta ir lyjo. Tai dabar spėkit iš 3 kartų, ar veiks jinai, ar neveiks atvažiavus po nakties. O, žiūrėkit, vanduo bėga, oi, jūs nematot. Vanduo bėga lauk visas. Ką daryt, spaus ar nespaus? O, tai kaip sakai? Blemba, nežinau. Nespaus, sakai? Jeigu batareika suges, tai lempa. O ką batareika? Bet batareika gal atspari yra. Nu gerai, tai bandom, ką jau čia dabar darysi. Tai dabar spėkit iš 3 kartų veiks ar neveiks, žiūrėkit, paspaus mygtuką. Ir 1, 2, 3. Eik, tu kai naujas, pažiūrėkit. Blemba, kaip naujas veikia. Tai be reikalo reiškia supanikavau, nieko tokio. Nes Tomas biškis supanikavo, kai sužinojo, kad per naktį paliko. Ir nusipirkau naują. Tai dabar turėsiu 2. Nu nes važiuojam vis tiek į objektą, objektas yra laukose, važiuoti iki miesto toli. Tai pagalvojom, kad jeigu neveiks, tai ką reikės daryti. Nu dabar turėsiu 2. Gal kam reikia, bet ne. Galėčiau konkursą padovanočiau, bet visgi per brangi šiek tiek, tai ne kolegus nedovanosiu. Tai pasiliksiu savo, gal vis tiek kažkada suges. Nu, turėsim 2. Arba konkursą daryk, girdit. Konkursą daryt? Užsisako tvorą. Ai, na. Laimėt naudotą maketą. Ai, naudotą. O, blema, čia tautis gudriai sugalvoja. Aš matai norėjau naują. Aš norėjau naują. Ai, tiksliai, tautis gerai. Jo, tiksliai, žiūrėkit, užsisako tvorą. Kilometrą. Mažiausiai. Ir tada galit laimėt, tik laimėt, dar neaišku, ar gausit šitą naudotą maketą, bet jį, žinokit, jau naudota daug. Kilometrų daug padarius yra tvorų, nežinau, 10 km tai tikrai yra padariusi. Manau, kad gal ir daugiau. Tai važiuokit, 10 kg padarė, manau, dar 10 tikrai atlaikys. Nu kur 10 daugiau? 100 turi atlaikyti. Turim pasiekti su jie 3-0 zoną. Tavo atvadas irgi turi. Ai, bet tą girdit, žinokit. Irgi kaista? Man atrodo, kaip žinokit, biškai kvepia. Ar čia mano, gal dar? Ar čia tavo nauja? Ar tau tada? Mano, man rodos. A ne? Ai, jo. Tautvydo naują jau sudegė. Tautas irgi nusipirko, nes jo tai vakar tikrai sudegė. Tai vienu žodžiu vakar turim tokią dieną, Tautvydo maketą sudegė. Tai jisai tikrai, va, jo, Tautvydo va šitas buvo. Toks pats buvo Tautvydo, ne? Galim nurodyti, kaip degė. Jo, tai va tas Tautvydo sudegė. Ir jeigu ilgiau padirbi, čia pradeda rūk dūmai. Nu, apkrovų. Nu, tas vienu žodžiu tikrai sudegė. Tai va Tautvydas nusipirko naują. Tai va šitą irgi galim padovanoti. Ai, na, šitą irgi. Bet jeigu naudodami numirsit, tai žinokit, mes neatsakom. Paeikti savo, kai smirda šiek tiek. Jo, šitas tai tikrai sudegęs, aha. Tas tai tikrai sudegęs. Tautvydo naujas irgi tartinai kvepia, bet aš dėl to, kad naujas. Nu, mano šitas, tai žinokit, žvėris. Ir beje, jisai iš visų yra pigiausias, aš neatsimenu, kiek mokėjau, bet tikrai pirkau patį pigiausią, kokį tik radau. Jeigu pas vis atvažiuoja meistrai su maketom, tai reikia tipo varyti lauktos mes. Ai, lauko ir tada. Bet kadangi mes tik tai su jais į stolpelius gręžiuojam varžtus, tai ir perkam pigiausius. Ten nereikia daug funkcijų, kad jie mum atliktų. Tai turi kelias funkcijas, turi kalimą, turi prasisukimą, tai mums to ir užtenka. Svarbiausia, kad jisai įgręžtų varžtuką. Tai. Su maketa nubeliai, tai čia mes. Na, kadangi šitas suktukas man kaip ir liko laisvas, nelabai turiu jo kur dėt, tai nusprendžiau padovanoti jį Mygliai. Nu, Myglis sako, kad aš jai niekad nieko nedovanoju, nu, pagal ją niekad nieko nedovanoju, pagal mane tai aš jai, nu, kartą jūs dovanoju kažką. Nu, galbūt mažai, bet, nu va, tai dabar nusprendžiau paimti ir padovanoti šitą suktuką Mygliai, manau tikrai apsidžiaugs, nu, nepigus daiktas, visgi geras ir manau jai tikrai pravers, tai ką varom ir duosi Mygliai. Patarimas jums, kolegus, nuo manęs pasirodo, man tai labai keista, bet pasirodo, kad žinokit, suktukų draugiam geriau nedovanokit. Gerai, kaklą pamasažavai. Tau? Pamasažavai, gerai sakau. Tau? Nu. O kas buvo? Su taim žiežia buvo. Man irgi pataiko. Nu, matai, mes su apsaugom dirbom. Ar tikrai su apsaugom? Aš irgi užsimerkiu. Bet aš turiu matyti, kur pjaunu dar. Aš vieną akį primerkiu. Pietų metas, spėkit, ką turim.
Agurkų yra, tai čia Tautvydo jau yra, ar kaip pasakyti, Tautvydo sritis. Gerai gyveni, kad tu... Tautvydas, agurkus įpirkam, Tai tvoras tveriam, Tautvydai, išmokti algos tai ne, bet tvoras tveriam, tai leidau savo šį kartą agurkų. Šiandien valgysim karštus sumuštinius. Karštus, šaltus sumuštinius, nes jie yra karšti, bet yra šalti. Bet dabar karštinės ant saulės abu. Pažiūrėkim, ką turi Tautvydas. O agurkų savų. Viskas, kas liko nuo vakarą. Viskas. O čia dešrelis turbūt su žvėriena kokia? Jo, bus naminės. Nu, tai Tautvydas valgo tik žvėrieną, žinau, kad elinius, tik briedžius, daugiau niekas sakė. Šerną gal dar. Nu, ja, bet jau šernas jam, žinai. Šernas jam jau žemas levelis. Bet kaip jie dabar turės tvorą, bitės nepateks, tai negalės auginti nieko. Reikia padaryti vartelius bitėm. Kaip reikės. Bliam, rimtai bitėm nepagalvojam vartų. Vartų reikia. Nu. Ne vartelio, vartų. Vartų reikia kurto bitėm, taigi rimtas gyvūnas. Tų brangiausių. Nu, automatinė. Kiek yra brangiausia? Bitė privaro, automatinis atsidaro. Brangiausia man reikia. Su apykaklė kiekvieną bitę turi. Nu, tai jie automatinis atsidaro. Jeigu ne ta karočia, neįleidžia. Klientai reikės sakyti, kad reikia automatinių vartų, nes bitės nepateks. Tai ir kelių net reikia iš tikrųjų. Iš tikrųjų, nu taip, tai jei kitas išeit, nu. Tai kaip kitaip apsidulkins čia viskas. Per tas pačias taigi negali. Taigi šita higienos normas bus pažįstas. Per vienas apskrendė apdulkintų, per kitas jau išskrendė apdulkinį. Na kągi. Noriu jums dar vieną dalyką papasakoti apie Tomą. Nesu matęs tokių dalykų, kad visą objektą apdirbtume su va tiek va kūro. Va tiek va. Pagal Tomą, tai dar užteks jam žolę nupjauti ir dar... Ką dar Tomai su tiek kūro gali padaryti? Sakė dar visą mėnesį. Man pačiam jau kiekvieną kartą užkūrus stresas būdavo, nes galvojau, kad jau reikės stumtis traktoriuką, bet Tomas sako, Tautvydai, būk ramus. Tai tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems, padėkit like, subscribe, ačiū labai.